tų žvadžių vėl iš pradžių. Kiek dabar čia vietos. Turbina. A few moments later. Taigi, downpipas liko čia viską suvirinti. Čia gavos tokia visai įdomi forma. Gyvatė tokia. Šioje vietoje galima buvo paprasčiau padaryti, gan tiesiai, bet esu sugalvojęs vieną dalykėlį, apie kurį papasakosiu šiek tiek vėliau. Ir beje, būtinai norėjau čia vebendo. Gaminamas downpipas. Ir dabar viską daugmaž surinkau, kad pažiūrėti, ar praeinam, nes gofra ganėtinai stora, galinga. Panašu, kad niekur nekabinsiu ir galima toliau virinti. Nu ką. Downpipas aptvirintas. Jau privirintas vamzdis. Traversas vėl nuimtas, bet va čia viskas gerai, visur krūva vietos. Nieko nekabina, galima tęsti iki šitos vietos. Na ką, panašu, kad downpipas pilnai padarytas. Padarytas ir tvirtinimas prie traverso. Ir be abejo, tolimesnė dalis irgi padaryta, tik dabar uždėta ant mašinos. Tai dabar viską sudėsiu ir galės parodyti, kaip viskas atrodo iš apačios. Na ką, viskas padaryta, downpipas, tvirtinimas prie traversą, bebendas ir tolimesnė dalis jau į automobilio galą. Viskas padaryta. Sudėjau išmetimą, prasivažiavau ir tikriausiai reikės dėti kažkokį rezonatorių, nes man tai per garsiai. Nežinau, čia girdėsis, negirdėsis. Ir beje, suvedimą reikia daryti, kadangi traversą numinėjau, tai dabar vairas stovi kreivai. Reikės pabandyti pačiam traversą šiek tiek pareguliuoti, bet manau reikės daryti suvedimą.